Kodėl aš iš Indrės sužinau, kad tu kažkur staiga išvyksi? Kur? Asmeniniai reikalai. Kokie asmeniniai reikalai? Kaip su Adu 30? Dar nerastas. Bet ar ieškomas? Taip, ieškomas. Kas tau yra? Tu kaip robotas. Viršininkė. Viskas man gerai. Aš pažįstu tave. Tu nemoki meluot. Kas daros? Klausykit, viskas tikrai gerai ir man, ir su tuo Adu 30. Situacija kontroliuojama. Kokia situacija? Vis dar ieškomas. Tai Adu 30 dar nerastas? Vis dar ieškome. Gal galėčiau patarti pasiskubinti? Suprantu, kad iki vizito liko nedaug laiko. Kaip dėl instrukcijos atidirbot? Taip, galiu garantuoti, viskas tai bus aukščiausiame lygyje. Kokiam aukščiausiam lygiai, jeigu Adu 30 dar nerastas? Kaip specialūs pusryčiai. Slaptažodis. Valandėliai. Maistas atvyko. Žinau, ne laikas kalbėti dabar. Kažkodėl aš negirdžiu, kad įvyko kažkas baisaus. Tu nesukvailiuoji bene? Mano darbas padarytas. Kodėl aš netikiu? Padavėjas, kuris vyko pas viceprezidentą, jis jam kažką nešė, kam jis alergiškas. Tai jam blogai? Ne, jis nespėjo suvalgyti patiekalą pakeitimą. Tai gyvas liko. Taip. Viceprezidentas gyvas? Tu toks kvailys, Benai. Ašgi dabar nužudysiu tavo žmogų. Kas vyksta kaip reikiant. O ką aš sakiau, visko pasirūpinta. Nėra ko atsipalaiduoti. Turim būti labai atsargus.